Dabar dar noriu papasakoti apie oro ir šių detektorių taikymą kartu, kadangi šitos ausinės, jos susideda iš dviejų elementų. Tai yra oro ausinės ir detektorius. Tai mes čia turim oro ausinės ir turime detektorių. Mano rekomendacija tai būtų užsisakinėti, neperdarinėti šitas ausines, o tiesiog mes tikrai galime jums užsakyti profesionalų šitą detektorių. Jeigu, kaip pasakyti, norime atkurti ir nenorime laukti mūsų naujai sukuriamų ausinių, tai detektorių jūs galima jį prisiklijuoti ir mes gauname tą patį efektą. Ir laidas įsikiša į telefoną. Ir lygiai taip pat į kompiuterį. Šitą variantą, kai mes turime ausinės jungiamas be laidės su per Bluetooth'ą ir vienas ausinės jungiamas su kištuku į telefoną, tai tokiu būdu mes terapiją galime gauti ir telefone, skirtingai negu kad mes turėtume šituo variantu.